aš visai pamiršau Stelmužės ąžuolas aplankyt. Irgi buvo suplanuota, tai gerai, kad pamačiau tą rūdą ženklą, nusukau. Kūkščias smagus keliukas, nelabai smagiai, tik akmenėliai čia tie. Važiuojam ąžuolą, dar pažiūrėsim. Dar dasidės 10 km iki ąžuolo ir atgal. 10. Oi, nepataiko bėgio. Jau ranka pavargus, man kaip naujokų įvažiavimo pavargsta, sankabas nedaspaudžiu. Nu, kas smagus čia kelias. Tik siaurokas, aišku. Bet asfaltas. Būtų žvyras, būtų ąžuolas neaplankytas. Ką barstai čia gero? Blemba, čia visą kelią fainai nufilmuot. Labai wow. Va. Labai čia fainai gražu. Šiaip dar ir fainiau, jeigu būtų platus koks nors kelias, būtų ne tas. Dabar toks siauras, kaip kad žvyrkeliu važiuotum tarp laukų, tiesiog kad asfaltas savo patogiai važiuoja. Labai fainai. Labai fainai, labai gražu. Ir Rokišky dar labiau susivėlinu. O geriausia dalis, kad ir atgal reikės šito keliu važiuoti. Taip pat smagiai. Čia kad kas nors neatskristų iš priekio. Plačiai paėmęs. O, karvės. Ką karvės? Labą vakarą. Žiauriai smagus keliukas. Labai. Čia kaip mokomoji trasa galėtų būti tas ruožas. Oi, tiesiog, kaip čia dar. Geras. Neįtikėtina. Čia kas gyvena kiekvieną dieną važinėja, tai tokia, su mašina dar siaura, blogai. Su motociklu tai čia labai jau smagu. Bet tai kaip aš būčiau praleidęs Stelmužės ąžuolą. Praktiškai čia tas pats, kas kelionė būtų nenusisekusi. Gerai, kad tas ženklus jau išmokau žiūrėti. Biškį labiau atkreipiu dėmesį, stebiu aplinką.
čia atvažiuosim. Čia dar ir stotelė yra. Kelio smagumas tai 15 iš 10. Kad nebebus gražesnių kalnelių, tai ir tada dar privažiuoju vieną. Eina savo. Čia atskirą video reikės daryti. Važiuoju iki Stelmužės ąžuolo. Ar Stelmužės reikia tart turbūt. Aišku, čia iš kelkraščio to žvėriuko papilta vietom pavojingai taip. Gali prasileist. Zuikį pagaut gali. Greitai. Čia realiai nėra kur. O, laba diena. Čia tai prisiparkavot? Nu jau. Va, akmenų paduota. Kokia sodyba graži. Turbūt po to žiūrėti nebus taip įdomu, kaip dabar man važiuot smagu. Nu, bet ką daryt. Ežeriukas. Katinas pasislėpė. Kas nors neišlystų, nieks nelenda. O, čia koks posūkis pasirodė. Tikėjaus kažkodėl posūkis, kad į dešinę eis. Ir privažiavom Stelmužę. O va, kodėl tas ąžuolas taip vadinasi, tu mat kaip... Čia, kažin, pirmą ąžuolas atsirado ar aš gyvenvietę? Kokią senumo tas ąžuolas, aš net neatsimenu. Latvijos Respublika už 2 kilometrų. Neblogai. Vergų bokštas. Mane domintų ąžuolas.
ąžuolas neblogai. Kuris čia randasi? Va čia kažkur tai randasi. Čia dar bilieto reikia tipo? Ar ko čia tas bilietas, kam jis čia skirtas? Va tau ir ąžuolas. Paramstytas visas.